Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti ir aš jūs atgaivinsiu, sako Kristus. Koks žmogus galėtų tai pasakyti visiems visų laikų žmonėms? Kas galėtų pažadėti paguodą kiekvienam kenčiančiam, kiekvienam pavargusiam, kiekvienam gyvenimo naštų prispaustam? Tokius žodžius gali ištarti tik tas, kuris pranoksta laiką ir mirtį, Jėzus Kristus. Ir iš tiesų per 2000 metų nesuskaičiuojama daugybė žmonių patyrė, kad kai jie iš tikrųjų patiki savo gyvenimą Kristui, jų širdyje gimsta nauja viltis, nauja stiprybė ir nauja ramybė. Tačiau Evangelija užduoda svarbų klausimą. Kodėl vieni atpažįsta Jėzų kaip savo išganytoją, kaip savo Dievą, o kiti ne? Kodėl daugelis paprastų žvejų, vargšų, nusidėjėlių ir atstumtųjų priėmė jį, greičiau neįsilavinusieji, įstatymo žinovai ar religiniai vadovai? Jėzus atsako, tai paslėpė nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškė mažutėliams. Tai nereiškia, kad Dievas yra prieš mokslą ar išsilavinimą. Evangelija niekada nepriešina tikėjimo protui. Jį priešina nuolankumą puikybei. Nuolankus žmogus žino, kad neturi visų atsakymų. Jis moka klausytis, moka stebėtis, moka priimti dovaną. Puikus žmogus mano, kad jau viską žino, jis nebeieško, nebeklausia, jam nebereikia pagalbos, jam nebereikia Dievo, jam nieko nebereikia. Todėl Dievo paslaptis atsiveria nuolankiai širdžiai. Širdžiai, kuri nesiremia vien savo jėgomis, savo protu ir savo pasiekimais. Krikščionybė nėra pastatyta ant nežinojimo. Ji pastatyta ant nuolankumo. Ji neatmeta proto. Ji atmeta tik įsitikinimą, kad žmogus pats savo yra pakankamas. Todėl Jėzus pabaigoje sako, mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Jis nesako, mokykitės iš manęs galios. Nesako, mokykitės iš manęs didybės. Jis sako, mokykitės nuolankumo. Nes tik nuolanki širdis gali atpažinti Dievą. Tik nuolanki širdis gali priimti jo meilę. Ir tik nuolanki širdis atranda tikrąją ramybę. Šiandien gera diena pasimokyti nuolankumo. Ne viską žinau ir tai gerai. Ir dėl to atviriu savo širdį ir sakau, Viešpatie, kalbėk man, tu man esi reikalingas. Palaiminto sekmadienį jums visiems.